Mano vardas Jakobas Vygockis. Buvau nepriklausomos Lietuvos valstybės tarybos narių ir Vilniaus žydų bendruomenės pirmininku. Padėti žmonėms buvo mano pašaukimas, lėmęs tapti gydytoju. Šiame name turėjau butą, kuriame buvau retas svečias dėl savo atsidavimo darbui ir žmonėms. Jau visai senas buvau įkalintas ir kankinamas geto kalėjime. Vėliau buvau sušaudytas nežinomoje vietoje. Mane prisiminti galite čia, kur dabar grindinėje žyba akmuo su mano vardu.